Garbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Akademija. Prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Na ir šiandien mes švenčiame naujų mokslo metų pradžios šventę ir man labai malonu ir didelė garbė sveikintis su docentu daktaru Kęstučiu Šidlausku, Vytauto Didžiojo universiteto studijų prorektoriumi ir Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto docentu daktaru Benu Ulevičiu. Sveiki gyvi. Labadiena. Sveiki. Ačiū Jums, kad sutikote ateiti į mūsų laidą ir norėčiau užduoti pirmą klausimą gerbiamam Kęstučiui. Kokie yra Jūsų pagrindiniai darbo tikslai universitete? Atsakyti turbūt gana paprasta. Pats pareigų pavadinimas sako, kad atsakau už studijų procesą, organizavimą. Tai be abejo ir kiek įmanoma už studijų kokybę, pradedant paprastais elementariais studijų reikalais, baigiant studijų strategiją, jos formavimu ir be abejo užsienio patirties analizė bei, kaip dabar išsireiškime, darbo rinkos perspektyvų apžvalga. Na ir žinome, kad Vytauto Didžiojo universitete yra daug įvairių fakultetų, studentai gali rinktis vieną ar kitą, bet yra vienas truputėlį išskirtinis, tai yra Katalikų teologijos fakultetas. Taigi, gerbiamas dekane, gal jūs galėtumėt apibūdinti tą išskirtinumą galbūt to fakulteto ir kuo jis yra kitoks? Katalikų teologijos fakultetas išskirtinis daugeliu požiūrių, istoriškai žvelgiant, tokie patys įžymiausi Lietuvos filosofai ir net galime laikyti juos ir teologais, tam tikra prasme yra arba baigę studijas Katalikų teologijos fakultete, arba dėstę šiame fakultete dar vadinamaisiais prieškario laikais. Gerai žinome ir Stasį Šalkauskį, ir Praną Dovidaitį, ir taip pat mūsų Antaną Maceiną, kuris daktaro disertaciją apsigynė mūsų fakultete. Šiandien fakultetas išskirtinis turbūt savo tokiu įdomiu, egzotišku statusu. Mes esame vienintelis fakultetas įsteigtas Šventojo Sosto Lietuvoje ir teikiantis tokius bažnytinius vadinamus diplomus teologijos, kurie pripažįstami visame pasaulyje katalikiškose universitetuose, bet taip pat ir pasaulietiškose universitetuose. Tai visada mūsų Katalikų teologijos fakulteto bendruomenės kelionė yra tokia, dvinuotykinė. Viena vertus mes esame Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenės dalis ir kita vertus visuomet esame tokie viena koja ir Vatikane. Tad tai sukuria tokią ir ypatingą atmosferą ir tam tikrą atskaitomybės tokį sudėtingumą, nes girdime naujų nuorodų atsižvelgiant į laiko ženklus. Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo universitetas turi savo pulsą, savo viziją, kuri mums labai artima ir sava. Taip pat iš Vatikano žvelgiant į viso pasaulio katalikiškas studijas, taip pat gauname signalus, kaip fakultetas turėtų persiorganizuoti, į ką atkreipti dėmesį. Ir manau, jog taip pat, jog esame katalikiškas fakultetas, kuria tokią labai į asmenį atkreiptą dėmesio kreipimo atmosferą tarp dėstytojų ir studentų. Visada žinome, jog esame ne vien tik tais darbuotojai kažkokie, bet taip pat ir dvasiniai palydėtojai ir kolegos ir likimo džiaugsmingo studijų, likimo broliai ir draugai. Bet aišku, ir pats universitetas pasižymi tokiu požiūriu į asmenį, į studentą. Tai labai smagu, džiugu būti tokiu įdomiu fakultetu, įdomiame universitete, įdomioje šalyje. Na ir būtų įdomu sužinoti, ką naujo galbūt siūlo Vytauto Didžiojo universitetas šiais metais, kokios galbūt yra sukurtos naujos studijų programos ar galbūt veiklos. Gerbiamas Kęstuti, gal jūs? Universitetai iš principo yra labai konservatyvios organizacijos, daug kas juose nekinta šimtmečiais. Ir iš tiesų studijos mokslas nėra vienadienis mados dalykas. Kita vertus, be jokios abejonės, kintant, modernizuojantis visuomeniai, atsiranda įvairių naujų iššūkių ir universitetai taip pat turi keistis. Ne dėl to, kad tai būtų madinga, bet dėl to, kad to reikalauja gyvenimas. Be jokios abejonės greta, sakykime, tradicinių studijų programų, tokių kaip matematika, biologija, sociologija, filosofija, filologija, tenka pasiūlyti ir šiuolaikiškesnės, jos niekiek ne geresnės ir niekiek neblogesnės negu
paminėtosios studijų programas, nes tiesiog žmonės pasineria į naujas veiklas, atsiranda tokios profesijos, kurių prieš 5 ar 20 metų visiškai nebuvo ir niekas neprognozavo, netgi rašytojai fantastai, kad atsiras tokios profesijos. Taigi nenuostabu, kad tenka pasiūlyti ir naujas studijų programas. Keletą jų esame pasiūlę pastaraisiais metais ir beveik visos priėmimo prasme pasirodė esančios sėkmingos. Tai yra sulaukė didelio stojančiųjų susidomėjimo ir nemažai studentų pasirinko ir jau studijuoja arba nuo šių metų pradės studijuoti tas naujasias programas. Jų pavadinimų gal visų nevardinsiu, bet vien dėl to, kad kaip tai skamba išgirstų klausytojai, galiu pasakyti, tarkime, viena programa yra kūrybinės industrijos. Skamba gana prieštaringai, kaip čia kūryba ir pramonė, bet iš tiesų dabartinėje visuomenėje meninė, o ir platesnė prasme vertinama kūryba jau yra įtraukta ir ekonominė ūkinė veikla. Nėra skiriamosios ribos ryškios. Ir dėl to reikia parengti tokius žmonės, kurie išmanytų ir kūrybos vadybą, ir kūrybos ekonomiką, ir kūrybos strategijas, nors atrodytų, kūryba yra visiškai laisvas, nevaldomas procesas. Pasirodo, visuomenėje tenka derinti ir vieną ir kitą to reiškinio aspektą. Na, taip pat pasiūlėme ir įdomių tokių programų prieš metus 2, kurių nesiūlėme ir Lietuvoje buvo maža pasiūla arba jos nebuvo. Tarkime, Rytų Azijos šalių kalbos ir kultūros. Pasirodo, tai yra tokia niša, į kurią tiesiog veržte veržiasi mūsų abiturientai. Jie nori matyti pasaulį ir ne tik tai į vakarų pusę žiūrėdami, bet ir į tolimų rytų pusę. Ir jie jau kai kurie ateina su kalbų pradmenimis. Jie pasirodo nuo 7-8 klasės domisi, tarkime, Pietų Korėjos kultūra, istorija, kalba. Ir dėl to tos programos pasirodė taip pat populiarios ir manome, kad tie studentai tikrai ras savo veiklos sritį ir Lietuvoje, ir galbūt už jos ribų. Ar dirbdami bandote palyginti analogiškus universitetus su Vytauto didžiojo universitetu ir komunikuoti su jais? Žinoma, universitetai nuo pat jų atsiradimo laikų viduramžiais nebuvo uždaros tvirtovės. Ir tikrai, nežiūrint ideologinių, politinių ir netgi religinių skirtumų, universitetai tarpusavę bendradarbiaudavo, nes mokslas, pažinimas neturi sienų. Ir dėl to daugiausia rezultatų pasiekiama, kai vienų pasiekimais remiasi kiti atradėjai ir išradėjai. Tai duoda stimulą mokslo progresui. Be abejo, dabar ir šis bendradarbiavimo procesas yra gana smarkiai reglamentuotas, vos neprivalomas. Lietuvos Respublikos ir ES įvairūs teisiniai aktai tiesiog įsakmiai liepia bendradarbiauti. Tačiau tas bendradarbiavimas vyksta, žinoma, ne dėl tos prievartos, bet dėl to, kad pats gyvenimas to reikalauja. Studentai patys jau ir aplanko, pastudijuoja trumpesnį ir ilgesnį laikotarpį užsienio universitetuose. Jie girdi atsiliepimus iš savo draugų, giminių, kaip vyksta studijos užsienyje. Jie galų gale mato savo ateitį, kai kurie tik tai užsienio universitetuose studijose, nors galima ginčytis dėl jų pasirinkimo, tačiau tokią teisę jie žinoma turi ir laisvė ir būtent tuo ir pasireiškia, kad nėra prievartinio pasilikimo Lietuvoje ar studijų ar darbo tikslais. Taigi bendradarbiavome su universitetais ir ne dėl formos, o dėl turinio. Bandome pasitelkti tokius partnerius, kurie yra žinomi pasaulyje, į kuriuos lygiuojasi kiti. Ir jeigu mes į tokius partnerius patenkame, tai yra jau taip pat nemažas pripažinimas. O be to yra didžiulė standartų sistema, kuriuos turi atitikti universitetai, tiek studijų programos, tiek dėstytojų profesinis pasirengimas, tiek ir studentų pasiekti studijų rezultatai turi taip pat atitikti tam tikrus standartus. Ir periodiškai kas 3, rečiausiai kas 6 metus, kiekviena studijų programa yra patikrinama užsienio ekspertų.
ta komisija pradžioje susipažįsta su iš anksto parengtais dokumentais, išsameis dokumentais, kuriuos turi parengti studiją vykdantis universitetai, fakultetai ar katedros. Po to jie atvyksta asmeniškai, apsilanko auditorijose, kalbasi atskirai su dėstytojais, su studentais, apžiūri laboratorijas, bibliotekas, studento laisvalaikio galimybės, netgi bendrabučius ir po to padaro išvadą, kuri daugiau mažiau būna objektyvi, nes jai padaryti įtakos Lietuvoje nieks negali, kokia bebūtų didelė ar maža, tarkime, universitetų konkurencija, apie kurią pastaruoju metu labai daug kalbama. Ir čia jau nukrypsiu šiek tiek, gal ir be reikalo, kad universitetai yra įvelti į tokį dirbtinį konkuravimą. Tai šiek tiek yra nenatūralu. Konkurencija galbūt galima prekyboj, versle, tačiau švietime, studijose, moksle konkurencija yra visiškai kita prasme, turi būti kita prasme, o ne piniginė išraiška matuojama. Bet čia aš jau šiek tiek nukrypau nuo jūsų klausimų. Ačiū Jums. Na ir ką Katalikų teologijos fakultetas šiais metais yra paruošęs naujo studentams? Aš pati esu ir buvau šio fakulteto studentė ir žinau ir labai džiaugiuosi, kad yra siūloma labai daug ne tik paskaitų, bet taip pat ir tų po paskaitinių veiklų. Ar yra galbūt kas nors naujo šiais metais? Na, pagrindinė naujiena, kad tęsiama tai, kas yra gera ir nuolat peržiūrima ir tas veiklas, kurios daro studentų ir taip pat dėstytojų gyvenimą fakultete, tą kelionę fakultete prasmingesnę ir tokią, naudingesnį buvimą fakultete, tai tas veiklas mes palaikome, aišku, visada ir plečiame. Ir ta naujiena pagrindinė yra, kad nuolat susirinkę aktyviausi fakulteto dėstytojai svarsto kiekvienais metais, ką dabar galėtume pasiūlyti, ką, pavyzdžiui, pasikviesti į fakultetą iš užsienio teologų. Ir šiemet atvyks vienas iš žymiausių pasaulyje teologų. Jis nėra katalikas, bet labai gerai žinomas ir pripažįstamas daugybės krikščioniškųjų bendruomenių. Alisteras Magratas, mikrobiologijos daktaras ir taip pat teologijos daktaras Oksfordo universitete, parašęs ne vieną knygą, tos knygos verčiamos į ne vieną pasaulio kalbą, tai turime jau išverstą ir Dokinso iliuziją į lietuvių kalbą ir verčiama dabar kita knyga, tai ruošiamės tam tokiam vizitui. Vienas sutikimas turėtų vykti Seime religijos ir mokslo klausimais, kitas Vytauto didžiojo universitete. Pasirinkome taip strategiškai dvi tokias vietas, kad ir Vilniaus akademinė bendruomenė ir Kauno akademinė bendruomenė galėtų susitikti su Alisteriu Magratu. Taip pat, aišku, rūpinamės ir studentų sielovadinę veiklą ir pastoracinę veiklą, plečiame institucijų tą sąrašą, kur studentai galėtų atlikti praktikas. Bandome tiesiog iš tikrųjų sekti tą ir Vytauto didžiojo universitetui savo artis liberalės principą, kad studentas sąmoningai komplektuoja savo studijų turinį ir laiką skirsto kuo naudingesniu ir įdomesniu jam būdu. Tai mūsų studentai yra labai labai aktyvūs savanoriai, jų nėra daug, bet juos matome visur, katalikiškose renginiuose arba nevyriausybinių organizacijų veikloje. Visur rasite Katalikų teologijos fakulteto studentų ir mes pastebėję šitą aktualumą tokį visada iš karto dirbame toje srityje, kad tų galimybių atsirastų daugiau. Taip pat aišku, kaip jau prorektorius minėjo, ir pats studijų procesas pritaikomas šiandieninio studento poreikiams. Dėstytojai sukėlė daugumą dėstytojų savo medžiagą dabar į tokią internetinę Moodle sistemą. Ir toliau tas medžiagos dėjimas ten vyksta, nes vis daugiau studentų pasiekia informaciją ir tvarko informaciją ir ją kažkaip tai pasisavina interneto būdu. Tad ir mums tai matant labai svarbu fakultetui, kad fakulteto teikiama informacija bei studijų metodų kažkoks perteikimas, lavinimas studento būtų kuo kokybiškesnis ir internetinėje erdvėje. Ir čia su tom naujienom, tai aišku, jų labai daug kyla ir iš pačių studentų.
nes beveik kas mėnesį studentai pasiūlo kažkokią diskusiją neformalią arba kviečia dėstytojus į susitikimus ir nėra dabar jau seniai universitetuose, nežinau, bent jau Vytauto didžiojo universitete, kuris labiausiai pažįstamas ir fakultete mūsų, nėra tos iš viršaus nuleidžiamų iniciatyvų, tokio režimo totalitarinio, bet iš tikrųjų vyksta bendras tos studentų ir dėstytojų universitas profesorum et studentium, studentų ir profesorių universitetas. Tai tradiškai vadinamas, vyksta bendras ieškojimas, bendras nuotykis, bendra patirtis. Turime puikias grupės pirmakursių, jos aišku yra tokios nedidelės, kaip ir būdinga dažnai humanitariniam bei socialiniam mokslam, kai kuriuom sritim, bet tai yra labai motyvuoti studentai, jau aišku turėjome džiaugsmingus susitikimus su tais pirmakursiais, jie visi ruošiasi žengti pirmus, jau žengia pirmus entuziastingus žingsnius į savo pirmasias paskaitas ir tai mums visiems yra labai džiugi patirtis. Na ir antroje laidos dalyje būtų įdomu žinoti ir išgirsti mūsų klausytojams, ar ilgas buvo jūsų pačių kelias į universitetą, būtent į Vytauto didžiojo universitetą, gerbiamas prorektoriau? Atsakyčiau ir taip ir ne. Viena vertus, atkūrus Vytauto didžiojo universitetą 1989 metais, buvau pakviestas jame dirbti, nes tuo metu jau buvau padirbėjęs tuometinėme Kauno Politechnikos institute ir Lietuvos mokslo akademijoje. Ir tas įsiliejimas buvo gana natūralus ir labai mane pradžiugino. Buvau liudininkas entuziastingo, gražaus, įdomaus VDU atsikūrimo proceso, kuris prasidėjo iš esmės nuo nulio. Jį lėmė užsienio akademikų, Lietuvos akademikų ir apskritai Lietuvos visuomenės pasiryžimas kurti naujo tipo universitetą. Ir štai šiemet mes žymime 25 metų sukaktį nuo to laiko. O dar po metų pažymėsime Vytauto didžiojo universiteto 90-metį, nes 1924 metais jis prasidėjo kaip Lietuvos universitetas. O 1930 metais, minint didžiojo kunigaikščio Vytauto 500-asias mirties metinės, buvo jam suteiktas Vytauto didžiojo universiteto vardas. Taigi buvau kaip ir liudininkas universiteto atsikūrimo, tuo metu dar jaunas dėstytojas informatikos fakultete. Na, o po to teko padaryti dėl įvairių jums visiems puikiai suprantamų priežasčių, virsmų, tame tarpe ekonominių. Augo maža šeima, teko dirbti ir kitų darbų susijusių su informaciniam technologijom. Susikaupė bene 15 metų stažas darbo informacinių technologijų ir telekomunikacijų bendrovėse. Teko padirbti ir inžinierinį, ir kitokį administracinį vadovavimą į darbą, įgyti nemažai patirties, kurią labai džiaugiuosi. Na ir prieš 7 metų naujai išrinktas tuo metu rektorius
profesorius Zigmas Lydeka pakvietė grįžti į universitetą. Pradžioje labai nustebau, atrodė pasiūlymas absoliučiai netikėtas, o po to po kelių dienų susimaščiau ir po 3 kokių savaičių apsisprendžiau šiuo sprendimu. Labai džiaugiuosi, tikrai esu patenkintas, taigi atsidūriau vėl Vytauto didžiojo universitete po nemažo laikotarpio kitokio pobūdžio darbo. Manau, kad kai ką studentams galiu perteikti naudingo, nes be abejo ypač tikslių mokslų studentams aktualus jų studijų ryšys su praktika, kiek tai sugebu, bandau jiems suteikti. Toks mano asmeniškas kelias, jų universitetą gali būti pačių įvairiausių ir visi kiti keliai niekiek neblogesni negu manasis. Na ir žinome, jūs dekane visuomet vadinate save fakulteto vaiku. Koks jūsų kelias buvo? Žinome, kad tikrai jūs pradėjot nuo bakalauro studijų ir kaip tas tęsiasi. Na, prieš bakalauro studijas, aišku, buvo nuotykis, nes mano ir šeimoje buvo taip jau suprasta, apsispręsta ir aš pats buvau nusiteikęs, kad tapsiu, tokiu smuikininku. Jau studijavau Lietuvos konservatorijoje Vilniuje ir taip jau kaip buvo viskas ir aišku, tačiau ištiko tokia, Dievo patirtis, kaip mes sakome, ir negalėjau pasitenkinti niekaip vien tik tais tą muziką, nes šiurpdavo man plaukai, piestų stojosi nuo to viso grožio ir visada tokia buvo, išgyvenimas, kad turėtų būti kažkas daugiau. Šitas grožis neturi jokios prasmės, jei viskas baigėsi kapo duobe. Jei mus visus suėjęs kirminai, tai kodėl Mocartas kamavosi, kodėl Vivaldis kūrė metų laikus, tai negali būti ir tiek ir daugiau nieko. Ir aistringa tokia pajauta, neleido man pasilikti vien muzikantu ir tiesiog bloškiausi lauk iš konservatorijos tiesiai į kunigų seminariją tuomet. Ir per įvairius tokius ieškojimus natūraliai labai iš seminarijos į 3 kursą persivedžiau į Katalikų teologijos fakultetą tęsti teologijos studijas. Nes tuomet, aišku, dar nebuvau tikras, jog esu tikras katalikas ir todėl seminarijai nepasilikau. Bet tikrai žinojau, jog noriu to kažko daugiau, gilesnio pažinimo. Ir gilesnio pažinimo neradau populiariuose tokiuose skaitiniuose, bet tai patikėjau, kad teologija ir religijos studijos tai būtų tas sritis, kur žmonės visą savo gyvenimą pašventę yra tyrinėjimui štai tokios srities tų Dievo patirčių ir visą tą Dievo patirties ir istoriją per amžius ir geografinė tokia, tos įvairios religijos, kaip Dievo paieška ten reiškėsi ir katalikiškoji tradicija. Katalikų teologijos fakultete radau tas studijas, kurios leido man skirti visą laiką, nesirūpinant niekuo kitu, skirti vien tik skaitimui, domėjimuisi, gilinimuisi. Žinot, įpranti kartais į blogus dalykus, o kartais ir geri dalykai įpratina ir negalėjau atprasti, gilintis, negalėjau atprasti toliau semtis tų žinių ir tai labai natūraliai paliko mane Katalikų teologijos fakultete, nes buvau tos srities entuziastas, labai norėjau dalintis tom žiniomis ir su studentais visai gerai sekėsi dirbti ir taip savaime tas žingeidumas, tas noras pažinti tą krikščionišką tradiciją ir religinę tradiciją, religijas taip pat geriausia vieta tai daryti. Ir dėl to, žvelgdamas į pirmakursius, pirmiausiai tikiuosi juose pamatyti tuos entuziastus, kurie nepaisant viso kito, nepaisant visų ekonominių savo net ir šeimos pasiūlymų, spaudimo iš draugų, iš visuomenės, pavyzdžiui, pasirinkti tokias studijas, kurios tiesių taikymų neva tai turėtų nuvesti labai pelningą profesiją. Tokių studijų greičiausiai nėra, tai yra iliuzija, bet tokį spaudimą patiria mūsų pirmakursiai. Nepaisant viso šito, jie renkasi pirmiausiai studijas, kurios formuoja pasaulėžiūrą arba leidžia, duoda pagrindus tokiai pasaulėžiūrai atsirasti, sprendimų moraliniam pagrindui kažkokiam atsirasti. Ir labai džiaugiuosi tuos entuziastus matydamas fakultete, jaunus entuziastus ir žinau, kad jeigu šis troškimas yra didelis ir dirbti žmogus nebijo, tai toliau įvairiose srityse, netgi pasirinkus įvairias profesijas, jos ir geriau seksis, ir gyvenimas geriau seksis, nes dažnai mūsų laimės ar nelaimės kriterijus yra mūsų pačių požiūris į situacijas ir į mūsų pačius ir į supančią tikrovę.
Na ir laidos pabaigai. Šiandien mes švenčiame tikrai tą mokslo metų pradžios šventę. Mūsų klausytojai turbūt norėtų išgirsti, kadangi klauso ir vyresnio amžiaus, ir jaunesnio amžiaus, ką galėtumėt palinkėti naujiems pirmakursiams, kurie ateina studijuoti, ir tiems, kurie tęsia savo studijas universitete. Galbūt kaip juos padrąsinti net. Malonu labai pasveikinti su naujųjų mokslo metų pradžia pirmakursius ir vyresniųjų kursų studentus. Tikrai aš esu įsitikinęs nuoširdžiai ir juos patikinu, kad jie tikrai pasirinko teisingą kelią. Studijos yra nuostabus gyvenimo etapas, kur bestudijuotum ir ką bestudijuotum. Nesimokantis žmogus praktiškai yra niekam nereikalingas, net artimiausiams žmonėms. Deja, yra tokia tikrovė, bet kartu laimė, kad yra tokia tikrovė. Ir manau, kad visiškai galima atrasti kokybiškas, puikias studijas Lietuvoje. Reikia pamiršti vieną kartą bereikalingus ginčus ir mitus apie ypatingai žemą studijų kokybę. Universitetai tikrai jau seniai, jau 14 metų tiesiogiai, galima sakyti, konkuruoja tarptautinėje erdvėje. Ir dirbtinai menkinti jų pasiekimų, ypač įvertinant, koks yra santykinai mažas jų finansavimas, lyginant su išsivysčiusiomis šalimis, yra visiškai beprasmis dalykas. Taigi yra Lietuvoje sričių, kurios žymiai labiau apleistos ir reikalauja skubesnio ir didesnio dėmesio negu aukštosios studijos arba apskritai švietimo sistema. Tai visiškai nereiškia, kad ten nėra blogybių, trūkumų ir jas tikrai reikia neignoruoti. Tačiau apskritai vertinčiau studentų pasirinkimą studijuoti kaip labai pozityvų. Ir galbūt ne tiek turi reikšmės pasirinkta studijų programa. Aš visada drąsinu studentus. Jūs tikrai nežinote, kiek ateityje reikės dirbti, kokias veiklas pasirinksite ir kaip pakryps jūsų gyvenimo kelias. Ir jau po metų kitų, po studijų baigimo, niekas net neklaus, kas įrašytų jūsų diplome, kokia profesija, galiausiai kokį universitetą, kolegiją ar profesinę mokyklą pabaigėte. Iš jūsų prašys atsakomybės, sąžiningumo, motyvacijos, darbštumo, idėjų, kūrybiškumo. Ta jūs galite pasisemti ir universitete. Tikrai tai yra ta vieta ir tas laikas, kurį reikia išnaudoti kaip įmanoma plačiau. Aš jeigu labai neišsiplėsdamas paminėčiau vien mūsų universiteto teikiamas galimybės. Daugiau negu 30 svetimų arba užsienio kalbų galima studijuoti lygiagrečiai su savo studijų programa. Aš suprantu, kad ne kiekvienam tai pagal jėgas ir sugebėjimus, galbūt ne kiekvienam to reikia, tačiau galima visiškai nemokant jokio mokesčio studijuoti retąsias kalbas, tuoj pat pasakysiu improvizuotai, arabų kalba, portugalų kalba, turkų kalba. Na, jeigu norite labai populiariasias kalbas mokytis ispanų, italų, vokiečių, tai teks sumokėti gana nedidelį mokestį, kuris net nepalyginamas su komercinių kalbų kursu, o kokybė yra neblogesnė, jeigu negeresnė. Na, o apie gretutinės studijų galimybės taip pat galiu pasakyti. Iš maždaug 9,5 tūkstančio studentų apie 500 studijuoja greta pagrindinės studijų programos ir jam patinkančią gretutinę studijų programą. Ir kombinacijų galima rasti tokių pačių įvairiausių. Matematikas gali studijuoti psichologiją, teisininkas gali studijuoti, tarkime, informatiką. Na ir artimesnių derinių galima atrasti. Ir tas papildomas pažymėjimas apie baigtas gretutinės studijas tikrai ne tik tai papuošia jo asmens pasiekimo lapą, vadinamą CV, bet ir suteikia, ir pasitikėjimų ir galimybių. Tai yra nauja papildoma patirtis, parodanti, kad šis asmuo sugeba pradėti darbą ir jį pabaigti tam tikrų rezultatų. Tai būsimam darbdaviui arba pavadinkime vėl tą patį, man nepatinkantį žodį panaudosiu, darbo rinkai, tai yra labai svarbu. Į tą dabar kreipiamas dėmesys. Ir tą turbūt jūs girdite nebe pirmą kartą. Tikrai manau, kad universitetai ir apskritai aukštosios mokyklos tikrai suteikia daug galimybių tobulėti. Greta studijų yra daugybė taip pat galimybių tobulėti. Atvažiuoja pasaulinio masto filosofai,
menininkai, matematikai, istorikai. Ir jūs galite, pasakyčiau, pačiupinėti, patampyti už rankovės. Gyvenime gali tokių situacijų nebepasitaikyti. Naudokitės tokiamis progomis. Yra daugybė galimų veiklų, savanorystė, studentiškosios organizacijos. Jau nekalbu apie meno ir sporto veiklą. Aš pats irgi manau, kad didžiąją dalimi džiaugiuosi savo jau nugyventų gyvenimu. Ne tik dėl to, kad baigiau vidurinę mokyklą ir aukštąjį mokslą, ir ten rašiau disertaciją ir panašiai, bet dėl to, kad grojau pučiamų orkestre, kad dainavau chore, kad dalyvavau įvairiose sporto rinktinėse. Ir dabar mano draugų ratas ir apskritai prisiminimai susiję ne vien tik tai su mokymusi ir knygomis. Ir tai gyvenimą daro prasmingesnį, turtingesnį, tai taip pat plečia požiūrį. Universitetas yra ta vieta, kur dar yra laiko ir galimybių. Kada jau pabaigę universitetus su diplomo rankose pasinersite į darbų sūkurį, tų galimybių turėsite tikrai daug mažiau. Arba tai kainuos žymiai daugiau pastangų, galiausiai ir pinigų. Dėl to aš linkiu studentams džiaugtis dabartinę jų būseną ir išnaudoti ją kiek įmanoma naudingai. Ir galiausiai pasakysiu, spauskit dėstytojus, kad jie jums dėstytų kokybiškai, įdomiai, kad jie parodytų jų dėstomų dalykų reikalingumą ir kad jie neatliktų savo pareigos tik formaliai. Tam dalykui jūs turite visas teises. Jomis galbūt nebūtina kasdien naudotis, tačiau būtina to nepamiršti, kad studijos yra tikrai dvipusis procesas, skirtingai nuo apsipirkimo maisto parduotuvėje, kur nuo jūsų mažai kas priklauso, jūs pasirinkate tai, kas yra. Studijų metu jūs privalote formuoti studijų kokybę lygia greta su dėstytoju. Tai ir teikti jam formalų ir neformalų grįžtamąjį ryšį, patarti, klausinėti. Tik tai tada jūs visiškai naudingai išnaudosite savo studijų laikotarpį. Linkiu jums entuziazmo, ryžto, be abejo ir geros sveikatos. Ačiū Jums. Prisidedu prie prorektoriaus linkėjimų ir dažnai tai paminiu, kad šiandien būna kartais man gaila, kad negaliu vėl būti pirmakursis, nes universitetas pateikia tokį didelį meniu, tokį didelį pasirinkimą. Tiesiog tuos kelis brangius metus save tobulint, save atrasti, pasirinkti, daugybė įvairių paskaitų, naudotis labai modernia biblioteka ir sutikti, visų pirma, taip pat sutikti ir dėstytojus, ir kitus studentus iš labai skirtingų sričių ir labai įdomiai praleisti, labai intensyviai praleisti šitą laiką. Tai aš gal tik pridursiu, kad mūsų studentai, visi universiteto studentai turi ir tokią labai gerą galimybę ir į katalikišką veiklą pasinerti, nes vis dėlto esame čia visai netoli senamiesčio, senamiestis tiesiog knibžda katalikiškomis organizacijomis ir įvairiomis grupėmis. Čia ir Katalikų interneto tarnyba, ir Naujos evangelizacijos centras, ir Gyvenimo tikėjimo institutas, ir Marijos radijas, ir šeimos centras, ir katechetikos centras. Ir visa tai yra jaunimo centras, gretimos durys. Eidamas per Vilniaus gatvę gali taip pat labai atsigauti, nes kartais to reikia, ypatingai prieš sesijas. Ne vienas studentas jau pradeda burnot, sako, imsiu akademinės atostogas. Tai mano kaip dekano patarimas visada būna iš karto po sesijos imk. Ir tada dažnai neprireikia, bet kartais iš tikrųjų, nes buvimas universitete yra ir labai įdomus, bet ir rimtas darbas, ir labai intensyvus laikas. Tai reikia taip pat ir atsigauti, rasti tokį būdą greitai, labai operatyviai, gal subalansuoti savo sielos galias ir rasti ramybėje tam tikrą akimirką ir pakalbėti ir su Dievu, ir su maloniais kolegom, ir su draugais. Tai nepaverskite to vien tik tais darbų, mėly studentai, ir nepaverskite to vien tik tais tuščių laiko eikvojimų, šlaistantis po linksmus barus. Gal kažkam yra tokia pagunda atvykus į Kauną, Kaune negyvenus, bet turbūt disciplina čia labai svarbi nuo pat pirmos dienos ir subalansuoti gerai savo dienotvarkę, savo savaitę. Tai padarykite ir džiaugsitės dvigubai ir trigubai ir universitetą minėsite taip pat po to vėliau kaip nuostabiausią savo gyvenimo įvykį, kas nutiko ir man, pavyzdžiui, ir ne vienam iš mūsų čia.
Ačiū Jums, kad sutikote ateiti į mūsų laidą. Primenu Jums, mėly klausytojai, kad kalbėjome su docentu daktaru Kęstučiu Šidlausku, kuris yra studijų prorektorius Vytauto Didžiojo universitete ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto docentu dekanu Benu Ulevičiumi. Na, o laidą vedžiau aš, Ramunė Baliūnaitė. Iki kitų susitikimų, garbė Jėzui Kristui. Su Dievu. Dievu.